Labas visiems, tai šiandien bus šiek tiek kitoks video nei visi kiti iki šiol. Kai toks video formatas, tai man kažkaip labai nejauku pradėti, nežinau, tą video filmuoti, nes aš tokį video filmavau, kad grinai nuo pradžių iki galo sėdint, tai pats mano pirmas video ir buvo, kai apie svorio metimą kalbėjau. Tai dabar toks antras video, nors prieš tai jau esu labai daug kitokių video prifilmavus. Tai šitas video bus apie moters sveikatą. Kaip aš noriu jūs padrąsinti kreiptis pagalbos, jeigu jos reikia, ir šiaip profilaktiškai tikrintis. Taigi pradėsiu nuo to, kad kai man buvo 15 ar 16 metų, man atrodo, kad 15, man prasidėjo pilvo skausmai ir aš nuėjau pas ginekologę, nes tiesiog siuntė pasižiūrėti, kas ten yra man. Ir tada man nieko nerado, tiesiog buvo apendicitas, bet ką aš noriu pasakyti, kad ta pirma mano patirtis su ginekologija taip mane išgąsdino ir jinai buvo tokia neigiama, kad aš labai daug metų bijojau kreiptis, net profilaktiškai, net ir kaip skausmai kažkokie būdavo, tiesiog pasitikrinti. Tai praėjo realiai 10 metų nuo to, kai aš antrą kartą apsilankiau pas ginekologę, kas yra tikrai labai blogai ir aš labai nepatariu taip daryti, nes kažkaip, kai pirmą kartą nuėjau, mane taip grubiai apžiūrėjo, vis tiek tu esi dar labai jauna mergaitė ir tau tikrai baisu apskritai tokie gydytojai ir kažkaip nieks ir nesupažindino, kad apskritai profilaktiškai reikės ateityje tikrintis. Tai ta mano pirmoji ginekologija buvo tokia grubi, jinai net pakėlus balsą man net sakė tam tikrus dalykus, kad nejudėk, aš tavęs normaliai neapžiūrėsiu, juk neskauda, o aš ten tikrai labai didelį tempimą ir skausmą jutau, kad aš tiesiog negalėjau nespurdėti, o dar kai ant tavęs rėkia, ne tai, kad rėkia, tiesiog pakiltų tonų šneka, o vaikystėj, paauglystėj tikrai atrodė, kad ant tavęs rėkia. Tai dar labiau atrodo, tu nežinau, negali atsipalaiduoti, nes tu net bijai tos pačios gydytojos ir ką jinai tau pasakys, ar jinai tavęs neaprieks dėl kažkokių tai dalykų. Tai ta apžiūra buvo itin nemaloni ir faktas, man tada nieko ir nerado, nes kaip ir minėjau, man tada tiesiog buvo apendicitas, dėl to man tą pilvą labai skaudėjo, o šiaip aš jokių nusiskundimų ir neturėjau, kas su ginekologiniais dalykais susiję. Bet kadangi mane labai išgąsdino, tai aš 10 metų neėjau pas ginekologę. Ir kai suėjo 25 metai, aš realiai jau 24 pabaigoj pradėjau jausti tokį maudimą ir panašiai pilvo srity. Ir paskui prasidėjo nereguliarius menstruacijos, kur būdavo aš ir praleidžiu vieną tą visą ciklą ir iš vis nesusirgu, o šiaip dažniausiai būdavo tas ciklas kem 8 dienos, 52 dienos, kas yra, pagal įprastą ciklą yra tikrai ilgas tas ciklas. Iš pradžių labiausiai nekreipiau dėmesio, nes atrodė, gal stresas, nes visi mes galvojam, kad mes labai stresuojam ir panašiai, bet iš tikrųjų čia ir nebuvo streso padarinys, nes tiesiog atrado man paskui problemą, kur prie jos prieisim video eigoj. Aš netgi, kai eidavau pasivaikščiot, būdavo eini ir tada net biškį susilinkinas toks kaip ir diegimas ir panašiai, ten durimas prasideda. Būdavo, kad man iš viso praeina ir aš nieko nejaučiu ir galvoju, tai tikrai čia dėl streso buvo kažkas ir panašiai. Bet tada, kai suėjau jau grinai 25 metai, man paskambino šeimos gydytoja su tuo priminimu, kad kai sueina 25 metai nuo gimdos kaklelio vėžio, reikia pasidaryti tą citologinį tyrimą, tepinėlį paimti. Aš pradžiai iš viso tokia man tiesiog perėjo baimė, nes aš taip bijau tų ginekologų ir panašiai, kad aš galvau, gal nereikia, bet kad kažkaip jinai man pasakė, kad reikia tikrintis ir taip toliau, ir kad ten tas tepinėlis tikrai labai greitai paimamas ir panašiai. Tai aš įsiregistravau tam citologiniam tepinėliui paimti ir iš karto išdrįsau paprašyti tiesiog siuntimo pas ginekologę, kad mane normaliai apžiūrėtų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš išdrįsau ir nuėjau, nes paėmus tą tepinėlį su tais dalykais viskas tvarkoj buvo, bet kai aš sulaukiau savo vizito pas ginekologę, tai pirmiausia, jinai mane apžiūrėjo ant kėdės, tai buvo viskas gerai, tada ten yra kitas atskiras kabinetas į echoskopą ir jinai mane tik pradėjo apžiūrėti, pradžioj viskas gerai ir jinai tada tokia sako, oho, o kągi aš čia matau, ir man vėl tokia baimė visa
persmulku ir dar tokioj nepatogioj pozicijoj pas ginekologą, nesuprasit jūs mane, kad ir šiaip nepatogu ten baisiausiai klausinėti ir kalbėti, o dar kitokia išraiška buvo ir tu tikrai supratai, kad ten kažką atrado. Tai tikrai buvo baisu. Tai aš palaukiu, kol jinai mane galutinai apžiūrės ir jinai man tada pradėjo pasakot, kad reikės operacijos ir tikrai jos reikės, nes rado dermoidinę cistą, kuri yra virš 6 cm ir reikia nieko nelaukt ir tiesiog operuotis. Tai pirmos minutės man buvo tikrai tokios šoko, paskui man pradėjo rankų šiek tiek drebėti. Iš tikrųjų labai gera ginekologija buvo ir aš pas ją ir dabar lankausi reguliariai ir kaip tik ir dabar reikės užsiregistruoti, nes kasmetinė apžiūra būtina, tikrai būtina, nes tu nežinai, kas gali per tuos metus įvykti, o jeigu net ir jauti kažkokius su menstruacijų ciklu pakitimo ar skausmelio, šiaip maudimo ir taip toliau, tai reikia tikrintis kas pusmetį kažkur ir tikrai nelaukti, kol kažkas įvyks. Tai kaip ir minėjau, man tikrai buvo šokas, kad man toks šokas buvo, kad jinai man net padėjo pas 3 lygio ginekologiją užsiregistruoti per e-sveikatą. Ir, ta prasme, tu tokius dalykus moki, bet tą akimirką aš net nesupratau iš tikrųjų, ką jinai baisiausiai ten man pasakė, nes tikrai buvo tas toks pirminis šokas. Tai jinai man padėjo užsiregistruoti tos antros nuomonės ir pas 3 lygio ginekologiją, jinai buvo 2 lygio ir užsiregistravau grinai sekančiai dienai su skubos siuntimu, nes sakė, nieko čia nereikia laukti, reikia tiesiog apžiūrėti ir aš jau su ta ginekologija toliau viską derinsiuosi. Iš tikrųjų, tokia gera ginekologija, va šita, kur man aptiko viską, buvo tikrai labai gera ir švelni ir aš tikrai išėjus iš kabineto galvoju, ačiū Dievui, kad aš nuėjau ir jinai taip man, nežinau, ir padrąsino ir panašiai, kad čia nieko tokio, tiesiog reikia operuoti, nes šiaip daugiausiai cistų visų išnyksta savaime, bet čia buvo ne tokia, jinai ten ir grublėta ypatingai buvo ir panašiai, jinai buvo, kaip man jinai sakė, įtartina ir tikrai reikia ją operuoti, nes jinai 100% pati nepasinaikins, jinai tiesiog gali trūkti ir paskui prisidarysi labai rimtų problemų. Kadangi jinai mane taip nuramino, tai aš tiesiog priėmiau tą žinią ir aš pagalvojau kažkaip iškart, aš nestresuosiu, aš tiesiog priimsiu tą faktą ir tiesiog aš save pagirsiu, kad aš išdrįsau po tiek metų nueiti ir kad tikrai ten nėra ko bijot. Eidama jau į namus, pakeliui paskambinau mamai pasakyti, pakalbėjau su mama, tai jau, žinot, kad realiai mamos labai jautriai reaguoja į vaikų bėdas visokias ir ypač, kas susijęs su sveikata, tai jau mama ne mane ramino, bet aš ją ir sakiau, kad, mama, viskas tikrai bus gerai. Čia net nereikėjo iš viso stresuoti, bet, manau, kad čia natūralu, kad kai tu išgirsti va tokią, kad tau apskritai, kad operacija, tai jau labai toks atrodo, Jėzau, kas čia dabar yra ir kas čia su manim bus. Bet po to pirminio iškasčio, tai tikrai aš labai ramiai laukiau tos operacijos ir viskas buvo tvarkoj. Sekančią dieną aš nuėjau pas 3 lygio ginekologiją su skubos siuntimu, tai Kauno klinikas, jinai mane apžiūrėjo ir irgi patvirtino faktą, kad tikrai reikės operacijos. Ir kad yra virš 6 cm ta cista ir kad jinai tikrai nedings ir aš niekur nepabėgsiu nuo tos operacijos. Mes užsirašėm operacijai, operacijos reikėjo laukti beveik 2 mėnesius, nes kaip ir minėjau, mano ciklas buvo labai nereguliarus ir man į šitą dar labai reikėjo atsižvelgti, nors faktas sakė, kad ir per pačias menstruacijas tas operacijas daro, bet labiau rekomenduojama, aš nežinau, ar visais atvejais, ar mano atveju buvo labiau tiesiog rekomenduojama, kad nesirgčiau. Man operaciją atliko sausio 16-24 metų, tai va realiai prieš 2 metus, dar kai ir gruodis toks kalėdinis laikotarpis, tai man šiek tiek ir dar ir nusistūmė iki sausio vidurio tą operaciją. Ko labiausiai bijojau, ne tai, kad paskui jau operacijos aš bijau, kad man ta cista per tuos kelis mėnesius netrūktų ir ten kažkas neįvyktų. Kai tu nežinai to fakto, tai tu tiesiog galvoji, ai, čia stresas, ten tas, tai visiems pamaudžia ir tai taip toliau. Bet kai tu jau žinojai tą faktą, tai jau tikrai labiau pasaugojau save ir buvo žiema, tai kažkaip ir,
nes man ir pati ginekologė sakė, kad kartais jos gali trūkti netgi tu, kai eini ir paslysti labiau ir griūni. Reikėjo save pasisaugoti, tai man va tas laukimas gal baisiausia ir buvo. Atėjus operacijos dienai, to jauduliukų buvo, tikrai neslėpsiu. Tai reikėjo važiuoti irgi Kauno klinikas, labai anksti ryte. Mūsų ten irgi buvo labai daug, kas parodė iš tikrųjų, kad čia labai dažna problema. Susitarė kasdien daug moterų su tom operacijom ir ginekologinėm visokiom ligom ir taip toliau. Aš šiaip su šito video ir noriu pasakyti, kad neapleiskim savo moteriškas sveikatas, nebijokim, nes tikrai aš labai kvaila buvau, kad aš bijojau 10 metų eit pasitikrinti, kur realiai paskutinį laikotarpį net maudimus jaučiau ir visokius dėkliukus, tai tikrai buvau kvaila, kad nenuėjau, bet labai didžiuojuosi savim, kad iš tiesų atradau tikrai beprotų gerą ginekologę, kuri ir mane ir nuramina, ir jinai tokia ir švelni, ir tu jos gali klausti, ir jinai matosi, kad myli savo darbą ir yra atsidavus tau padėti, o ne taip, kad greičiau iš kabineto ir ten vos ne taip, kad man neįdomu. Tai tikrai noriu paraginti, nežinau, visas moteris pasitikrinti, jeigu nebuvot ir jeigu net nejaučiat kažkokių tai skausmų, kas metus profilaktinė apžiūra yra būtina, nes jūs nežinot per tuos metus, kas gali atsirasti ir daugeliu atveju tu pradžiai net nejauti simptomų. Aš irgi nežinau, kiek aš laiko nešiausi tą cistą ir kas galėjo dar po metų būti. Ir šiaip mamytė žiūrit, kurios turit savo, nežinau, paauglės dukra 16-18 metų, kai menstruacijos susireguliuoja ten pirmus metus ir jeigu po tų pirmų metų dar vis yra kažkokie ciklo nereguliarumai ir maudimai ar labai jau skausmingos mėnesinės klausės ypatingai, tai tikrai nuveskit savo mergaitės pas ginekologę. Dabar labai lengva atrasti gerą ginekologę ar ginekologą, kur pagal atsiliepimus visokius ir taip toliau. Kas esat iš Kauno, tikrai, jeigu norit, galit parašyti komentarus, aš parašysiu tada kažkaip, nežinau, ar Instagramą gal labiau parašykit man, kam reikia labai geros ginekologės ir švelnios ir kuri tikrai ramiu tonu viską paaiškina, tai aš galėčiau duoti jos vardą ir pavardę, jeigu kažkam reikia, nes tikrai labai ją nuoširdžiai rekomenduoju. Aš prie tokios ginekologijos norėčiau sekti ir savo nėštumą ir aš tikrai 100% ją pasitikiu. O dabar grįžtant prie mano operacijos dienos, tai mūsų, kaip ir minėjau, buvo tikrai nemažai ir reikėjo tos operacijos palaukti. Šiaip šitos operacijos, jos skaitosi lengvas operacijos, kur padaro pjūvį labai mažą, per bambą įveda kamerytę, kuri realiai, kur mato ir iš tikrųjų tikrai jokių didelių randų ir aš neturiu, jinai ir turėtų būti greita ir taip toliau. Bet faktas visko būna, tai dažniausiai jeigu jūs net operuojatės iki pietų, tai tą pačią dieną sako, kad paleidžia. Mane paleido po 2 dienų, nes aš operavausi gal apie 11 ten mane operavo, tai šiaip tikėjausi tikrai atsibudus, kad aš jau vakare varysiu namo, bet dėja mane laikė dar 2 dienas, nes man šiokių tokių ten komplikacijų įvyko, bet irgi tikrai nereikia bijoti, nes yra šiaip ir personalas labai Kauno klinikų geras buvo, dauguma gerų. Aš šiaip manau, jeigu tu gerai elgiesi su personalu ir panašiai, tai ir tau atgal tą duoda, faktas, visokių tikrai būna, bet tiesiog nereikia gal viską labai asmeniškai priimti. Pati operacija, kaip ir sakiau, buvo su šiokiom tokiom komplikacijom, bet čia tik mano atveju. Šiaip turėjau palatos draugę, kuri taip pat operavusi cistą, tai jinai iš viso labai greitai atsigavo ir ten sakė, kad jaučiasi iš vis, kai nesu operavus, kadangi aš pirmą parą turėjau ir dreną įvestą, tai ir naktis pirmą ypatingai buvo sunki miegoti, nes tas drenas labai trukdė man. Bet čia tokie, sakau, realiai tu iškenti ir paskui gali ramiai gyventi. Tikrai buvau kvailoka, kad tiek metų nejau tikrintis ir kad ačiū Dievui iš tikrųjų, kad man atsitiko taip dar gerai palyginus, nei kad galėjo atsitikti, jeigu aš dar būčiau kokius metus neėjus. Tai šiaip man ir sakė, kad tikriausiai būtų net ta cista supiktybėjusi, nes jinai mane per tuos beveik 2 mėnesius, kol mane tikrino ir iki operacijos, jinai man dar gerokai paaugo. Aš dabar jau neatsimenu, kiek jinai man ten tiksliai paaugo ir aš nenoriu čia pameluoti, bet tiesiog, sakė, per tokį trumpą laiko tarpą jinai man paaugo tikrai gerokai ir tikriausiai jinai man buvo jau toj augimo periode tam augimo ir jinai man būtų dar augus ir arba trūkus, arba dar blogiau tikriausiai.
Aš ir noriu todėl ir pasidalinti savo istoriją, kad jeigu aš realiai net vieną moterį ar merginą paskatinsiu pasitikrinti profilaktiškai, o jeigu iš viso net ir jaučiat skausmą, tai jeigu bent viena bus, kuri po mano šito video pažiūrėjus susiregistruos, tai aš tikrai labai laiminga būsiu nuoširdžiai, nes moters sveikatą ypatingai reikia saugoti, ypač jeigu tu esi jaunas ir tu nori vaikų ir taip toliau, tai mane dar va šitas labai paskatino, kad aš galvoju, kad jau man reikia ir tas šeimos gydytojos skambutis pakvies profilaktiškai dėl gimdos kaklelio vėžio pasitikrinti, man iškart kažkaip galvoj suveikia, kad aš turiu ir ginekologijos siuntimo prašyti, nes aš noriu vaikų, aš noriu būti sveika ir panašiai, ir kad aš negaliu bijoti tiesiog kažkokios apžiūros, kas tikrai yra kvaila, bet kai tave 15 metų antiek įbaugina, išgąsdina, kad tikrai trauma buvo iki tol eiti ir tikrintis, ir tikrai manau, kad daugeliui taip ir gali irgi būti. Tai tikrai ne visos ginekologijos yra blogos, jos tikrai galima rasti labai daug gerų ir pozityvų, ir kur tave ir apžiūri be reikimo, ir tu gali normaliai ir tuos klausimus užduoti ir iš tavęs neišsijuoks, kur tu ateini ir tu jautiesi laukiamas. Tai tikrai nebijokit, tikrinkitės, nes niekada nežinom, ką galima kur atrasti, ir jau geriau užbėgti įvykiam už akių, nei ten laukti, kai kažkas jau, kaip ir aš laukiu, kol man ir maudenimas prasidėjo ir panašiai, bet faktas, aš tikrai jau nesakau, kad man ten žiaurūs skausmai iki tol buvo, bet jie galėjo didėti, jeigu aš būčiau nenuėjus. Pirmas simptomas su menstruacijom, jeigu jos jau yra nereguliarius, tai jau arba labai skausmingos gausios, tai tiesiog reikia į profilaktiškai pasitikrinti, kaip aš sakau, nieks galvą neduos. Tai aš dabar sėkmingai tikrinuosi ir po pačios operacijos man sakė po kelių mėnesių pasirodyti, aš irgi ėjau, paskui sakė, jeigu man viskas bus gerai ir su menstruacijom viskas tvarkoja, nieko neskaudės, tada po metų atei, tai aš atėjau po metų ir dabar reikės jau prašyti siuntimo, nes balandžio mėnesį bus metai, o pas mano ginekologija yra apie 2 mėnesius, 2,5 eilės, jeigu nori nemokamai poliklinikoje patekti. Tai jau reikės neužilgo po kokio mėnesio prašyti siuntimo ir vėl eiti pasitikrinti. Ir iš tikrųjų dabar aš net tų vizitų laukiu, man įdomu, ar man viskas gerai ir taip toliau. Ir paskui tokia išeini ir ačiū Dievui, man viskas gerai. Nes praeitais metais, kai po metų nuėjau, šiek tiek irgi toks jauduliukas kirbėjo, ar ten man kažkas neatsinaujino, ar man dar kažkokia cista nauja neužaugo, bet kaip pasakė, kad viskas gerai. Ir ginekologija irgi labai pagyrė, kad tiesiog atėjau profilaktiškai, nes tokių moterų mažai, kurios eina profilaktiškai kas metus, nors jį yra būtina, ir daugelis tiesiog ignoruoja tą faktą, bet tikrai neužleiskim savo sveikatos, nes jaunas moteris, kurios irgi nori vaikų, tai tikrai reikia tikrintis. Tikiuosi, kad gerai susižiūrėjau šitas video ir aš labai tikiuosi, kad tikrai bent vieną moterį merginą įkvėpiau pasitikrinti profilaktiškai tiesiog, o jeigu jaučiat skausmus, tai tikrai nieko nelaukit ir eikit tikrintis, nes kur numot, kad tai stresas nėra gerai, jeigu faktas ten būna ten 1-2 mėnesiai ten nereguliarius ir jeigu jaučiat, čia kaip būna šeimoje netektis kažkokius, tikrai labai dideli sukritimai, tai faktas, kad tikriausiai dėl streso, bet jeigu tęsiasi ilgiau ten 3-4 mėnesiai, tai tikrai reikia nebijoti ir nueiti, nes tikrai ne visi gydytojai apskritai yra blogi. Aš kaip tik manau, kad daugiau gydytojų yra gerų, tiesiog reikia juos atrasti ir faktas, kad pas gerus gydytojus, ypač nemokamai, tu turi ilgiau palaukti, nes tiesiog didesnis eilės ir yra pas juos, nes jie yra geri. Tai tiek, labai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad neprailgo mano šitas pasakojimas, nes, kaip ir minėjau, man tokie video kažkaip sunkiausiai filmuoti ir filmuoju tokio pobūdžio video tik tais antrą, kad taip grinai nuo pradžios iki galo video, taip pasistatau kamerą, bet aš jau šitą video labai senai norėjau nufilmuoti, bet vis kažkaip nukeldavau, o jau prieš kelias dienas sakau, viskas reikia nufilmuoti, nes aš labai noriu pasidalinti savo istoriją, ne tai, kad išgąsdinti, bet kad įkvėpti, jog reikia tikrintis, nereikia nieko bijoti ir tos visos operacijos ateina, praeina. Ir paskui lengvai gali gyventi, gauni tyrimo rezultatus, jeigu jie yra viskas tvarkoj su jais, tai iš viso gyveni ramiai, džiaugiesi gyvenimu, mėgaujasi ir nebijai dėl savo sveikatos. Taigi, ačiū ir iki.